Žaliaisiais efektais pradedam laidą Resursų mainai. Ir šiandien matysime, kągi išrinko mūsų architektai. Ir pažiūrėkime trumpai, kaip sekės mūsų Feniksams prisistatyti. Pičinti. Aš esu Agnė, socialinių tinklų ir skaitmeninio marketingo strategė. Ko ieškau? Ryšių, sklaidos ir finansų. Visi šie 3 žodžiai man yra klientai. Jeigu taip konkrečiau, tai ieškau šilto kontakto. Norėčiau turėti apie 20 pastovių mokių klientų, kurie galbūt sugeneruotų nuo 10 iki 15 tūkstančių apyvartos, mūsų biudžetui augti, skleistis ir išpildyti mano viziją. Ir dabartinė mano vizija yra turėti tokią agentūrą, kuri padengtų visą skaitmeninio marketingo paslaugas. Pirk reklamą pas Eleną. Elena esu aš ir esu įmonės Pirk reklamą bendra savininkė. Jau 10 metį dirbu vizualinės reklamos gamybos srityje ir tik tai dabar pradėjau dirbti savo. Dažniausiai klientai apie reklamą pagalvoja pačiu paskutiniu momentu. Tad gyvenu su frazėmis reikėjo vakar, gelbėk, skubu. Labai stengiuosi visada pagelbėti klientams įgyvendinti jų poreikius kokybiškai, operatyviai, padėti verslams būti matomiems ir informatyviems. Aš iki šiol eksperimentavau, bet atėjo laikas augti. Augti, auginti klientų ratą, auginti žinomumą. Noriu turėti ateityje desertų studiją. Ir ieškau žmogaus, kuris man padėtų susidėlioti strategiją ir būtų mano mokytojas ir mentorius. O ką galiu pasiūlyti mainais? Žinoma, skanius desertus ateities, o pirmiausia tai savo norą mokytis. Reikėjo tikrai nemažai laiko, kad suprasčiau, ką noriu ir kaip daryti. Užtrukau 2 metus, bet tikrai sąžiningai padariau namų darbus ir žinau, kad tai, ką darau, nedaro niekas visam plačiam pasaulyje. Mano tikslas yra užkariauti pasaulį. O aš esu Jūratė Šapolienė, Vedlys mokesčių džiunglėse prekinio ženklo įkūrėja. Ir su šiuo prekiniu ženklu dirba visa mūsų šeimos įmonių grupė. Dėl to kartais sutrinka žmonės, kad randa visai kitą juridinį asmenį. Mes naudojam tą patį. Nors dizaineriai ir marketingistai neleidžia man 2 logotipų dėti, o man jie atrodo labai gražiai ir šiek tiek kitaip. Kodėl žmonės perlipa tą anglų kalbos bloką mokydamiesi pas mus? Mes surinkome virš 50 tyrimų apie tai, kokie procesai vyksta smegenyse, kai žmogus mokosi. Tada tą informaciją taikėme pamokose, žiūrėjome, kaip padidinti ir sumažinti tam tikrus procesus. Testavome, sekėme mokinių progresą per daugiau nei 2000 pamokų ir to pasekoje sukūrėme metodiką, kur mūsų mokiniai pereina į aukštesnį kalbos lygį iki 3 kartų greičiau. Nuo vaikystės man patiko visi mistiniai dalykai, magija, visi tokie dalykėliai, skaičiau astrologinės knygas, stebėjau žmonės, analizuodavau informaciją. Mėgstamiausi buvo mano detektyviniai filmai. Man pavykdavo atspėti, kas nutiks toliau ir kartais man jau sakydavo, sėdėk tylėk, nes po to bus nebeįdomu žiūrėti tą filmą. Pradėjau savo veiklą nuo svetainių kūrimo, elektroninių parduotuvių kūrimo, kas po to išsivystė labiau bendras fokusas veiklos į IT sprendimus įmonės viduje. Tai reiškia, mažinam rankinių operacijų kiekį skaitmeniniai srity ir automatizuojam verslą, kad verslas galėtų taupyti laiką, taupyti kaštus, taupyti darbuotojus gal ir taip labai griežtai nuskambės, bet turbūt verslas siekia būti pelningesnis dažniausiu atveju. Laida, kurią jau matė, aš tikiuosi daugelis ir šiandieną ji suformuota labai paprastai. Mes turime resursų architektus, kurių yra šiandieną 4 ir turime Feniksus, kurie šiandieną prisistatys čia scenoje. Aš tiesiog priėmiau sprendimą pagal tai, kaip greitai ir kokį didelį pokytį aš galiu padaryti su žmogumi. Žinomumas, prekės ženklas, noriu daugiau mokytis. Ir buvo pakankamai nelengva atsirinkti, kam aš galėčiau skirti savo energiją. Nes tikrai buvo tokių, kur mes net, kaip sakant, aš imu. Tai yra pasakiška vieta, kur žmonės gali atvažiuoti tiesiog į pikniką. Padedu žmonėms išlikti sveikiem, arba jeigu jau per gyvenimą esate prisidirbę su sveikata, tai padėsiu ją susigrąžinti. Aš visada esu už idėjas. At the end of the day jūs atnešėt save, savo idėjas ir savo autentiškumą.
šiandieną noriu Jums pristatyti kiekvieną iš mūsų resursų architektų. Pirmoji Vilma Šeškevičienė. Tai kaip tu manai, kokia tu esi kitų žmonių arba verslo žmonių akise? Labai paprasta ir kuriu per autentišką brandą kitų žmonių istorijas. Tai esu brando strategė ir dirbu išskirtinai tik tai su solo verslais, nes tikiu, kad prekės ženklas be solo verslo įdėjimo autentiškos jų istorijos gylio tiesiog neįmanomas. Kas tave gali išvesti iš savęs? Iš savęs, čia toks netikėtas klausimas. Tai turėjo būti netikėtas klausimas. Supratau. Triukšmas. Triukšmas. Chaosas. Mane išveda iš savęs. Tai jeigu įsirinksi Feniksą ir duos labai daug triukšmo, kaip jausies? Aš manau, kad visi čia Feniksai bus be triukšmo, nes jie yra pasiruošę. Kuo tu šiandieną, manai, esi pasiruošus pasidalinti su Feniksu, kurį pasirinksi? Aš manau, galiu pasidalinti savo mokymų programą, kuri trunka tikrai ilgai ir galiu paruošti info verslui. Ačiū tau. Ir kitas mūsų architektas Mindaugas Valickis. Duokite jam ugnies ir aplodismentų. Mindaugai, sveikas gyvas. Koks jausmas būti čia studijoje ir matyti žmonės, kurie viltis, kad pasirinktum mane kaip ruletę. Ką pasirinksi? Jausmas labai geras, bet vėlgi man tas jausmas yra įprastas dėl to, kad, kiekvieną dieną dirbu su labai daug žmonių, kiekvieną dieną matau tokius Feniksus, kurie ateina ir sako, Mindaugai, padėk man pakilti. Tai smagu matyti, kad čia daug tokių žmonių yra ir smagu matyti, kad jau čia atrinkti tie 7, o gal net 8 tie geriausi, kurie labiausiai nori kilti. O tokiem žmonėm aš labiausiai ir galiu padėti. Toks jausmas, kad kalbi kaip patyręs chirurgas, žinai, operuosiu šaltų veidų. Viskas bus gerai. Man tai įprastai. Dieną po kelias operacijas atlieku. Kuo šiandieną pasiruošęs pasidalinti su savo išrinktu Feniksu? Pirmiausia, jeigu žmogus nori tikslą pasiekti, aš sakau, jis turi pradėti nuo to, kad jis turi tapti asmenybė, kuri tikslą gali pasiekti. Dėl tos priežasties pirmas dalykas, ką aš galiu padėti, tai reiškia padėti žmogui maksimaliai atsiskleisti, padėti žmogui pažinti save, padėti žmogui patikėti savim, turėti savivertę aukštą, kad jis pagaliau tikėtų, kad jis kaip žmogus tai, ko jis nori, kad jis gali pasiekti. Tai pirmas dalykas, nuo ko aš pradedu visą kelionę su žmonėmis. O paskui mes jau galime kalbėti ir toliau. Galima pasidalinti patirtimis, galima pasidalinti žmonėmis, kontaktais, galima net ir investuoti resursų. Bet visada aš sakau, pirmas dalykas, nuo ko pradėsiu, tai yra, kad žmogus turi tapti asmenybę, kuris tikrai bus užtikrintas ir garantuota, kad jis padarys tai, ko jis nori. Kokie dalykai padėtų esant čia Feniksu atkreipti tavo dėmesį? Kas tave sudomintų? Aš bandau padėti Feniksams. Mane visada traukia žmonės tie, kurie yra nestandartiški, kurie nebijo būti kitokiais, kurie leidžia savo išsiskirti, kurie leidžia kartais būti galbūt net nepopuliariais, galbūt kartais netgi lengvai šokiruoti. Tokie žmonės man patinka ir aš suprantu, kad jie turi tą cinkelį, kurio reikia, kad žmogus iš tikrųjų pakiltų ir taptų tuo ypatingu, išsiskiriančiu, unikaliu žmogumi, kurį paskui pastebės ir platesnės auditorijos. Aš pastebėjau, kad šiandieną visi Feniksai atsinešė šokerius, tai tikiuosi, kad tave tikrai šokiruos. Ačiū, paplojame Mindaugui. Giedrė, man būtų labai faina, kad tu pristatytum save mūsų žiūrovams ir žinoma mūsų Feniksams, kurie laukia, kad tu pasirinktum vieną iš jų. Tai aš esu Giedrė Valskienė ir turbūt 4 iš 10 mane pavadina Valinskienė. Tai gali būti dainiau ramus, iš tikrųjų viskas gerai. Aš einu į tą 40% auksinį jaunimą, aš patinku gerai. Ačiū. Tai aš esu verslininkė, daugiau negu 15 metų, daugiau negu 10 metų vadovauju komandai ir buvau Fenikso rolėje ne vieną kartą ir tikrai žinau, kaip jie jaučiasi, kad jiems ir baisu, ir faina, ir žodžiu visos emocijos, kurios yra šiaip gyvenime spektre, jos visos užvaldo vienu metu ir jas sunku suvaldyti.
Tai, Bet to džiūna gerklė. tai irgi būna, taip. Ir Kad palengvinti Feniksams ateimą čia, pabandome nupiešti tavo charakterio savybės. Jeigu bus nors viena kažkokia tokia sunki, negatyvi tavo savybė, jiem kaip tik bus iššūkis geras ateiti ir nugalėti tai. aš manau, kad jeigu jie žinotų tikrai mano visas charakterio savybės, jie čia tiesiog neįtų ant scenos. Palengvinau būti Feniksams, aš to ir siekiau. Aš esu ir griežta, ir tuo pačiu galiu padėti. Bet padėti neglostant galvą, o padėti dideliu darbu ir asmeniniam savybėm, kad žmonės turėtų iš savęs energijos padaryti. Ką šiandieną galėtum pažadėti Feniksui, kurį pasirinksi? Kokia tavo dovana? Kokie mainai būtų? Aš manau, kad pradžioje tai yra mano laikas, nes mes visi esam apdovanoti laiku, kai gimstam mus apdovanoja visata laiku ir jisai yra tiesiog ribotas, ar ne? Tai laikas yra tikrai labai svarbus ir labai brangus. O kaip toliau, aš turiu begalybę kontaktų ir begalybę idėjų, kaip galima padėti tam žmogui. Tavo žodžiai priminė man, Hugo, vieną tokį sakinį, kad gimstame mes rėkdami, mirštame atsidūsdami, o tad gyvenkime besijokdami. Tikrai taip. Paplokime dar kartą. Gintautas Sadauskas, mūsų architektas. Gintautai, šiandieną, kaip ir minėjau, dvigubai džiaugiuosi girdėdamas tavo vardą, kadangi mano tėtis taip pat Gintautas. Tai šiandieną žiūrėsiu tave kaip į tėtį. Ar žadi būti tėčiu mūsų Feniksams? Žadu kažkuriam Feniksui būti tėčiu bent jau 4 savaitės ir padėti tame kelyje. Koks tu esi tėtis savo vaikam? Griežtas, geras, atlaidus. Čia tavo nuomonė ar vaikų? Mes sužinosim, ką šiandieną Feniksai pasakys apie tave, po visko. Ypač tie, kurių nepasirinksi. Gintautai, kas tave atvedė čia į šitą architektų kėdę? Iššūkis. Koksai? Gavau iššūkį iš savo kolegės, pakvietė dalyvauti šioje laidoje. Ir kadangi aš myliu Feniksus, myliu startuolius, man jie patinka, aš noriu prisidėti prie to projekto. Kas gali būti verslo architektų? Ir šiandien tokia formulė man dar labiau įsigrynino. Tai žmogus, kuris jau turi ką duoti kitiems. Kuris nori duoti, ne tik tai, ką turi. O kaip tau Feniksas atrodo? Feniksas man atrodo, kad žmogus, kuris pasiruošęs imti, mainais duoti kol kas netiek daug. Bet taip yra. Aš manau, kad tam jie yra Feniksai, kad jie gautų maksimaliai. O vėliau, kai užaugs, kai pradės kristi, atiduos daugiau. Didžiausia baimė, kurią įveikiau, tai baimė filmuotis, bet aš labai džiaugiuosi, kad aš šiandien čia atėjau ir tą baimę nugalėjau. Didžiausias iššūkis susitvarkyti su jauduliu prieš kamerą. 2 dienas repetavom, koks bus make-upas, šukuosena, ką rengsimės. Tai baisiausia buvo viskas iki tol, kol atsistojau ten. Iš salės nepasiruošus į sceną turbūt reikėtų žiūrėti paprastai, pasižiūrėti į savo verslo pagrindus ir papasakoti, ko tu užsiimi, būtent būdamas savimi tikru. Mano didžiausia baimė buvo iš tikrųjų užlipus ant scenos nepamiršti to, ką aš noriu pasakyti. Nes tos visos šviesas, atmosfera, iš tikrųjų nauja patirtis, bet labai, aš manau, kad jinai man pravers ateityje. Stovėti scenoje kaip Feniksu buvo labai baisu, bet labai esu dėkinga, kad turim tokius nuostabius vedėjus, kurie padėjo viską išrepuoti ir ištempt ir mano greitakalbės galbūt kažkiek suvaldyti. Bet šiaip fainas jausmas, nes aplinka yra labai šilta, labai jautiesi išgirstas, labai jautiesi suprastas ir palaikytas, bet nervais daro savo, nes kiekvieno iš mūsų verslas tai yra mūsų kūdikiai, mūsų siela, mūsų kūnas, mūsų širdis, tai pristatyti tą ir dalintis tuo yra labai pažeidžiamas momentas. Architektai man labai patiko. Aš manau, kad tai yra nuostabų žmonės. Šį kartą manau, kad ypatingai pasisekė tiem, kurie dalyvauja. Vertinu savo galimybės gerai, jaučiuosi šiaip patenkinta savo pasirodymu, bet matau, kad kiekviena laida turi vis stipresnius Feniksus, tad yra tokia truputėlį ta abejonė, kaip čia viskas baigsis. Labai buvo džiugu, kad mane palaikė didelė ir dalyvių kompanija, ir labai džiugu, kad vyras dalyvavo ir sirgo už mane. Tai architektų klausimai buvo tikrai logiški, viskas tvarkoj, nebuvo nepatogus klausimas, tai yra tiesiog
pagrindų klausimai ir manau, tu turi mokėti atsakyti juos, nes tai vėlgi tai nėra išgalvotas dalykas, tai yra klausimai apie tavo verslą. Architektų klausimai buvo labai tikslingi. Aš suprantu, kad jiems reikia išsiaiškinti, kuo jie gali man padėti. Tai manau, kad jie buvo tikslus, konkretus. Aš tikiuosi, kad aš jiems juos atsakiau, kaip galėdama aiškiau ir konkrečiau. O dabar kviečiame architektus pasitarti, kas kurį norėtumėt paimti po savo sparneliu, kuriam norėtumėt padėti. Aš tai galiu pasakyti, kad tai nebus muzikinė pertraukėlė, tai bus mūsų visų geras interaktyvas, nes scenoje bus Giedrius Leškevičius. Paplokit Giedriui! Baisiai sudėtingas tekstas. Pabandom parepetuoti be muzikos. Uap, uapaparapam, uapaparapam, uapaparapam. Nebaisiai sudėtinga. Rasa, kada po velnių apsispręsi ir kelio dėl tako nemesi, susimastyk ir rasa. Uapaparapam, 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 uapaparapam. Asa! Šaukia grūdinės kaip paso, paklausai ispanas, bet rasa, ne vienas nežino, kad tu vis tiek būsi mano. Uapaparapam, 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 vis tiek būsi mano. Uapaparapam, uapaparapam, uapaparapam. Ačiū Giedriui Leškevičiui už muzikinį pasirodymą. Darosi karšta ir įspūdis, kad mūsų resursų mainai virsta į resursų šou. O dabar pažiūrėkime, kaip žiūrovo akimis visą tai atrodė. Mano favoritas buvo tas, kuris laimėjo. Nors buvo chaoso, buvo gal kažkokio truputėlį tokio jaudulio jam, bet iš esmės buvo energija. Buvo labai specifinis žmogus, labai kažkaip jisai atsiskleidė unikaliai, nebijojo būti toks, koks yra. Architektai, kai kuriuos pažįstu, teko padirbėti, labai atsakingai dirbo savo darbą, kvietėsi Feniksus, dar kalbino, man labai patiko. Laidos filmavime esu ne pirmą kartą, todėl kad tikiu šitos laidos idėją, nes solo verslui yra labai sudėtinga be verslo architektų. O rasti verslo architektus nėra lengva. Feniksams visų pirma reikėtų drąsos, kad ir truputėlį bijant, vis tiek reikėtų drąsos užlipti ant scenos ir pristatyti savo veiklą. Galų gale kažkam papasakoti apie tai, ką tu darai. Šiandien buvo misija mano žvalgyba. Žvalgyba, pasižiūrėti, koks formatas iš tikrųjų, koks Feniksų pasiruošimas, kokie man įstringa, kokie ne, ką aš daryčiau kitaip pati ir kokie yra architektai. Ir aš, pavyzdžiui, šį kartą buvau nusižiūrėjus, kokią aš imčiau, pati rinkčiausi architektą. Kreipiuosi laido žiūrovus, kurie nori gerai praleisti laiką ir pasimatuoti Feniksų kostiumą, sudalyvauti laidoje. Ir kaip tik dabar pasižiūrėkite, kaip jums sekėsi eksperimentuoti. Vakaras visiems, mano vardas Natalija. Ir ką aš noriu pristatyti? Tema – istorija, mano šeimos istorija, kuri išplaukė į mano gyvenimo veiklą. Ten, kur gyvenu, gražioje gamtos apsuptyje, miške, ant ežero kranto, nuostabi vieta. Mes su tėvais sukūrėme nuostabią vietą, kaimo turizmo erdvę, kur atvažiuoja žmonės sukurti savo istoriją. Ir šiais metais aš pristatau 2 naujas lokacijas, viena iš jų yra pagrindinė, jinai vadinasi Po medžiu. Tai yra pasakiška vieta, kur žmonės gali atvažiuoti tiesiog į pikniką, tiek atšvęsti galbūt savo gimtadienį ir tuo pačiu pasidaryti edukacijas po magišką vietą, Po medžiu, kur atsiskleidžia bohemiškas stilius ir iš tiesų kiekvienas randa kažkas savito. Tai labai džiaugiuosi, kad aš galiu būti reikalinga ir naudinga daugelį žmonių. Kiekvienas žmogus turintis savo verslą veiklą gali iš tiesų pas mane atvykti ir
rasti savo dar vieną būdą pristatyti taip pat savo veiklą kitiems. Tai tiesiog kviečiu atvykti ir būti svečiu ir sukurti savo istoriją būtent po medžiu. Susitikime. Esu praktinės prevencijos specialistė, dirbu su kraujo tyrimais ir sveikatinimo programomis. Padedu žmonėms išlikti sveikiem, arba jeigu jau per gyvenimą esate prisidirbę su sveikata, tai padėsiu ją susigrąžinti. Noriu plėstis ir ieškau partnerių, kadangi vienai sunku pasiekti daug žmonių, juos edukuoti apie esančias sveikatos problemas. Taigi čia ieškau pažinčių, tokio resurso norėčiau, ar ne? Nes norėčiau dirbti su klinikom ir su sveikatos specialistais. Ačiū. Sveiki, esu Sigita. Čia atvykau paraginta draugės. Aš visada esu už idėjas. Esu studijavusi vadybą 6 metus, dirbusi buhalterė ir IT 12+ metų. Šiuo metu nusprendžiau sustoti ir nuspręsti, kokią kryptimi aš einu gyvenime. Tai išsigryninau savo vertybės, išsigryninau savo gyvenimo viziją, dabar keliuosi tikslus. Ir viena iš mano vizijų, kur aš noriu eiti, yra mano idėjų gyvenimas gyvenime. Ir atėjau su idėja, kad skatinti bendravimą savo bendruomenėje, tai yra perkūnkiemių pievos, aš jau net temą turiu. Ir dirbti su vaikais, skatinti tėvų ir vaikų bendravimą. Tai šiandien gimė man idėja, kad kalbėti apie lytinį švietimą. Ir tai daryti pievoje, įrengiant suoliukus, stalus, paskatinti bendravimą ir apskritai idėjos yra, kad paskatinti bendruomenę bendrauti įvairiom temom. Iš tikrųjų, tos, kurios įdomios man, aš įdomiuosi labai įvairiom temom. Tai nuo filmų, knygų pristatymų, kelionių. Tiesiog tai būtų erdvė, dialogų erdvė laukia. Štai kaip atrodo mėgėjiškas žiūrovo pičas. Kviečiu jūs balsuoti YouTube Resursų TV kanale ir išrinkti kitos laidos Feniksą. Ir jeigu jums atrodo, kad tai yra labai sudėtinga, mes turime partnerius Resursų akademiją ir galime jums padėti pasiruošti tai atlikti profesionaliai. Kitų laidų Feniksams palinkėčiau kalbėti iš širdies ir tiesiog pristatyti save taip, kad energija sklistų nuo jūsų, o ne būti susikauščius. Drąsos, nebijoti, nes jeigu mes matom galimybės, jas visada reikia pasimti, nepalikti ant stalo, griebti, nes kitų gali ir nebūti. Kitos laidos Feniksam palinkėčiau ateiti iš karto su užduotimi ir žinoti, ką už tai norėsi duoti. Jeigu turi bent mažiausiai idėją, kuri gali būti susijusi su tavo skrydžių, svajonę, imk, daryk. Pradėsi daryti, atsiras ir galimybės, ir žmonės. Naujiems Feniksams palinkėčiau drąsos ir būti savimi, tikrai pasiseks. Būti smalsiem ir mokytis, neužsidaryti savį ir klausyti architektų ir mokytojų, kurie yra pasiekę toj srityje. Ir daryti pagal tai išvadas, mokintis iš savo klaidų. Susikaupimo, atsipalaidavimo, tikėjimo savimi ir pasitikėjimo. Peržiūrėkit visas laidas visų pirma, kokius klausimus gaunat, išsirašykit, ar tikrai atsakote į visus klausimus. Tada išsitraukit, kas jums labiausiai rezonavo iš kiekvienos laidos, kokie klausimai buvo iš architektų, kokie klausimai, patarimai buvo iš kitų Feniksų ir panašiai, ir kas rezonavo jums, nes at the end of the day jūs atnešat save, savo idėjas ir savo autentiškumą. Tai pirmiausia, noriu pakviesti žiūrovų atstovę įteikti žiūrovų prizą. Praeitą kartą labai buvo smagu, kai žiūrovai sako, mes taip mylim Feniksus, o bus ne visi apdovanoti, bet sakau, jūs nežinot, kas tokie. Nu, nesvarbu, sako, vis tiek mes vieną labai mylim, vienbalsiai padarėm. Šiandien paklausiau, kaip šiandien gavosi su žiūrovais, ar taip pat ar ne. Sako, mes irgi vienbalsiai visi išsirinkom. Tai žodis tau. Sveiki. Vienbalsiai, beveik vienbalsiai. Laimėjo anglų kalbos mokytoja. Laukiam tavo energijos, tavo kamuoliuko pingpongo scenoje.
O kodėl? Tai man atrodo, čia atsakymas jau yra. Kodėl? Nes užkrėtė energiją. Pertraukos metu mes rinkome vardus ir pavardę žiūrovų tų, kurie nori sudalyvauti Klaipėdoje vykstančio rebrančo. Yra galimybė laimėti kvietimą į mūsų resursų renginį. Ištrauk kas? Ir pasitikė manimi. Taip. Kristina Dorofėja. Ar čia tavo rankomis rašyta, Kristina? Taip, čia aš. Kitą kartą būsiu Feniksu. Ar dažnai būni Klaipėdoje? Ne, labai retai, dar šią vasarą nebuvau, bus proga. Bus proga, ne? 4 resursai - laikas, energija, pinigai ir žmonės. 4 architektai. Ir visiems dabar kirba vienintelis klausimas, kągi pasirinko mūsų verslo architektai. Aš kviečiu laiko resursų architektą pas mane, kad teiktų jį ir Feniksui. Iš tikrųjų, mano pasirinkimas buvo nulemtas vėlgi šito resurso, tai yra laiko. Aš tiesiog priėmiau sprendimą pagal tai, kaip greitai ir kokį didelį pokytį aš galiu padaryti su žmogumi, vienu iš jūsų. Dėl tos priežasties, nugalėtojas bent jau mano asmeniniu vertinimu, būtent pagal šitą kriterijų, kaip aš greitai galiu padėti tam žmogui pasiekti rezultatą, tai vėlgi yra paremta kuo? Tai yra paremta mano tikėjimu žmogumi. Tai žmogus, kuriuo aš patikėjau, tai yra Kristus. Realiai patekai į valtį, taip sakysim, atsitiktiniu būdu, bet tikėdamas to. Taip, kažkodėl tikėjausi, kad mane Mindaugas pasirinks, nes kažkaip galbūt be žodžių kažkokia sinergija atsirado pradžioje, bet tikrai džiaugiuosi ir manau, kad padirbėsim iš peties, kad ir per trumpą laiką. Prižadu duoti tiek savo komandos patarimų Mindaugui, kaip būti geriau matomam ir pozicionuojamam. Kaip tik dabar planuoju stiprinti savo brandą, keisti savo visą pozicionavimą internetinį puslapį ir taip toliau, tai aš manau, kad turėsi ką veikti. Ačiū šitiem vyram! Aš pasirinkau pinigų resursą ir vienas iš architektų pasiruošęs jį įteikti. Ir kam? Sužinosime dabar. Daug kas mane vadina raktažodžių karalienė. Aš išgirdau keletą žodžių. Žinomumas, prekės ženklas, noriu daugiau mokytis ir kokit neuromokslas. Viktorija, duokit aplodismentų Viktorijai. Šiuo metu turiu 2 projektus. Tai yra tau žinomumai didinti, yra niekieno istorijos, bus išleista knyga ir aš tave kviečiu užimti maištininko poziciją. Ši knyga bus išleista 1000 tiražu ir paplatinta 15 000 nemokamai skaitmeniniu tiražu solo verslams. Tikiu, tai yra tavo tikslinė auditorija. Tai yra žinomumas. Antras projektas - klubas moterims uždaras. Tik tai yra iki 20 žmonių, iki 20 moterų, 11 mėnesių, 6 mentoriai tave ves link info verslo modelio, iki automatizacijos savo verslo. Ir tarp tų mokytojų būsim Milda, aš, mano 2 kolegės ir Sandrija Kudirkaitė ir Algirdas Karalius, kuris dirba su neuromokslu. Susidaro įspūdis, kad šita statulėlė per maža jos pažadams. Taip, Napoleonas mažas užkariavo pasaulį, tai jinai su savo maža didelė statulėlė užkariaus dabar Viktorija širdį. Viktorija, kadangi šiurpuliukai tavo rankose, tavo kūne, net tavo mintise dabar šiurpuliukai. Mano smegenų ląstelėse. Sunku žodžiais išreikšti, tai aš pasakysiu Čia yra anglų kalbos B2 lygis. C1. Iš tikrųjų, tai jaučiuosi bepratiškai dėkinga ir labai labai ačiū jums visiems. Ir noriu padėkoti savo. Oh my god. Visai pamiršau. Esu dėkinga visiems jums ir savo. Ir nerealu. Labai laukiu, kada mūsų mokykla Čita LT taps pirmoje rinkoje.
Ar tu matei, jinai nuėjo nuo scenos ir toks jausmas, kad jos kūnas liko čia, o siela jau prieki. Toks jinai nesupratau, kur mano kūnas, ai, čia ant scenos dar liko. Toks iš savęs išėjo, nu vat geras tas pasakymas, išėjo iš savęs. Aš dar atkreipiau dėmesį, kad jinai labai gerokai lėčiau kalbėjo. Todėl, kad pinigai jai padėjo. Jie tikrai jų norėjo. Nes lėtai labai kalbėjo. Jei kalbėsi tu lėtai, pas tave plauks vėl pinigai. Šiandieną buvo daug tų, kurie pristatė savo veiklas. Jie visi skirtingi, jie visi turi idėjų, turi svajonių. Ir buvo pakankamai nelengva atsirinkti, kam aš galėčiau skirti savo energiją. Aš mėgstu tos desertus. Turiu patirties ir norėčiau padovanoti savo energiją tau. Wow! Erika! Wow! Vyrui sakiau prieš išeidama namo, einu nelaimėti. Priešingai negu mūsų 8-asis Feniksas, ne? Ir ką vyras į tai? Sakė, bus gerai. Ką mainais pasiūlysi? Kaip tik dar automobilyje turiu termodėžėje desertų. Tai tikrai galiu dabar ir čia ateities desertų pasiūlyti. Kaip tu galvoji, kaip greitai arba ko reikia, Erikai, kad įgyvendintų tą resursą, kiek energijos tavo reikės ir ką planuojat pasiekti kartu? Aišku, pats greičiausias būdas yra action. Man jūsų iš tikrųjų, kai per pristatymą buvo frazė, kad atidarai duris ir eini, labai užstrigo ir aš per pertrauką vyrui tą patį ir aš atsidarau duris ir einu. Ir dar užgesinu šviesą. Ačiū. Aplodismentai. Ačiū. Ačiū. Giedrė, mūsų architektė Giedrė. Gerai, aš pasakysiu, kad ten už uždarų durų iš tikrųjų vyko diskusija. Ir tikrai nebuvo labai lengva pasirinkti, nes tikrai buvo tokių, kur mes net, kaip sakant, aš imu. Žodžiu, tai turėjom kažkaip tai pasidalinti, bet man žmogiškasis išteklius yra vienas iš svarbiausių. Man labai patinka verslai, kurie nemoka savęs pristatyti, pasako chaosą. Todėl man tai buvo iššūkis, nes sėdėti čia ir būti čia ir duoti kažką man irgi yra iššūkis. Todėl aš noriu labai šitą resursą padovanoti, duoti mūsų buhalterijai, kurios aš visiškai kol kas nesuprantu, bet aš ją labai noriu suprasti ir jai padėti. Nuostabu, tikrai neįlengvės. Taip. Tai mums visai bus nesunku. Taip, mums nesunku bus. Ar teko kada girdėti apie save, kad jūs esate chaotiška? Visada. Visada. Ir džiaugiatės, to didžiuojatės? Taip, taip. Tai jūsų vizitinė kortelė? Taip. Laida nesibaigė filmavimu, o persikėlė į neformalią aplinką, į after party. Ir čia dalyvauja ne tik Feniksai ir žiūrovai, bet ir architektai, kuriuos tu gali pačiupinėti iš arti. Tu dar šokais Į vakarienę verta ateiti, nes čia prie vieno stalo susitinka žmonės, kurie yra daug praėję, daug patyrę. Ir žmonės, kurie galbūt tos patirties turi mažiau arba, savo sėkmės gyvenime kelyje yra pačioje pradžioje. Ir būtent prie tokių stalų ir gimsta ta sinergija ir ta jungtis tarp patirties ir naujos pradžios pas kažką. Iš vakarienės išsinešu naujus potyrius, naujus skonius, vietą, kurioje dar nebuvau, man tai įdomu, aš gurbanė ir ieškau, kur galima skaniai pavalgyti geroje aplinkoje. Aš pats tų 90-ųjų laikų neformalaus jaunimo atstovas. Neformalūs susitikimai man jie tokie prie širdies. Ir
Aš susipažįstu su paprastais žmonėmis, kurie ir pasiekia nemažai, ir nuveikia nemažai, ir aktyvus. Tai yra ta vieta, kurioje jaučiuosi gerai. Į neformalius susitikimus verta vaikščioti, todėl kad žmonės ten tikri. Ir be jokių kaukių, be jokių išsidirbinėjimų. Ten yra tikros emocijos ir tikras žmogus. Aš mėgstu bendrauti neoficialioje aplinkoje. Oficiali aplinka kartais įpareigoja. Vakarėlis, aišku, jisai įpareigoja, bet savaip. Dažniausiai vis tiek žmonės atsipalaiduoja. Pietauja kartu. Matos šitą vienas kitą toj neoficialioje aplinkoje ir atsipalaiduoja. Pasirodo, jie irgi paprasti žmonės su žemiškom problemom, kurias galima spręsti, kurias galima tobulinti ir tiesiog galbūt veikti dar daugiau negu iki šiandien. Kurie čia buvote, dėkoju mūsų komandai, architektų komandai Feniksų ir be galo džiaugiuosi savo pačios komandą. Tai yra žmonės, kurie padaro šitą renginį puikiu ir prasmingu. Aš kreipiuosi į būsimus Feniksus. Visada ateidami čia, o aš tikiuosi, kad jūs ateisite čia, nes rasite prasmę. Ateidami čia, žinokite vieną dalyką. Verslo architektai nesiruošia jūsų sutrypti, jų tikslas yra jums padėti. Leiskite savo atsidurti čia ir pamatysite, kas jūsų laukia ateityje. Leiskite sudegti savo, kad pakiltumėt kaip Feniksas iš pelenų. Para